Ant kadaise auksmingose giriose stovėjusio piliakalnio skaisčios mergelės vaidilutės kūrenusios šventąją ugnį. Kartą vieną jų sudraskęs vilkas, o jos draugės, gėdėdamos ir raudodamos, pavadino šią vietą Vilkmergė. Liūdna ši legenda, tačiau labiau tikėtina, kad šis gyvenvietės vardas kilo nuo Vilkmergės upelio, tekančio ir piliakalnio papėdėje, o gerbdami istorinę tradiciją, bylojančią, kad Vilkmergės pilį pastatęs Lietuvos karaliaus Mindaugo brolis Dausprongas, prisiminkime ir mokslininkų ištarmes, jog Vilkmergė didžios Gediminaičių dinastijos kilties vieta. Tokia tad Ukmergės senovėje vadintos Vilkmergė pradžia. Dar viduramžiais per Ukmergę ėjo svarbus keliai. Iš Vilniaus į Rygą ir iš Kauno į Daugpilį. Aplink šią didžiausią Lietuvos kryžkelę nuo senų laikų buvo palanku verstis prekybą ir gamybą. Nuo 15 amžiaus Ukmergėje šurmuliuodavo turgus ir buvo organizuojami prekymečiai, vėliau garsios prekybinės mugės. Ukmergės kalvių, audėjų, siuvėjų ir kepėjų gaminiai garsėjo dar 16-17 amžiuose. Vėliau metalo, tekstilės ir medžio gaminiai tapo tradicinėmis Ukmergės krašto pramonės sritimis. Kadaise Ukmergės krašte dvarų buvo daugiau negu kitur, net 137. Išliko 23 dvarų sodybos, dauguma jų privačios. Labiausiai valstybės saugomi 3 buvusių dvarų rūmai – Siesikų, Taujėnų ir Užugirio. Dvarų žiedas – tai 96 km ilgio turistinis maršrutas, skirtas keliaujantiems dviračiais, keturačiais ar automobiliais, jo metu aplankomi ir šie 3 dvarai. Prezidentas Antanas Smetona pasistatė vasaros rezidenciją ir pavadino ją Užugirio kiemu. 1937 metais ten jau vasarojo. Šiuo metu čia veikia muziejus. 1812 metais Deltuvos mūšyje susikovė apie 20 000 imperatoriaus Napoleono ir caro Aleksandro I karių. Prasidėjo Prancūzijos ir Rusijos karas. Nuo 1998 metų Ukmergėje ir Deltuvos miestelyje kiekvienais metais rengiama šio mūšio inscenizacija. Iš 4 valstybių atvyksta karo istorijos klubo entuziastai su 19 amžiaus karinėmis uniformomis, ginkluote ir žirgais, atkuriami kai kurie mūšio epizodai. Jau 13 metų kiekvieną pavasarį Ukmergėje vyksta didžiausias Rytų Europoje perkusinės muzikos festivalis. Pasaulinio lygio muzikantai atvyksta iš Jungtinių Amerikos valstijų, Japonijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Skandinavijos ir kitų šalių. Kiek bebūtų turtinga ir reikšminga Ukmergės krašto istorija ir kiek skalsi šiandieną, ukmergiškiai puikiai suvokia, jog didžiausia investicija į ateitį tai naujo intelekto auginimas. Ukmergė gali didžiuotis, jog vaikų lavinimas nuo pat ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų šiame rajone išties pilnavertis, kvalifikuotas ir šiuolaikiškas. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla tiksliai surado savo kelią ir teikia kokybišką profesinį bei bendrąjį išsilavinimą. Šioje mokykloje mokinių kasmet daugėja. Mokyklą pasirenka ne tik pagrindinę bendrojo ugdymo programą baigę mokiniai. Įgyti specialybės ateina ir baigia vidurinės mokyklas. Bendradarbiaudami su Kauno technologijos universitetu, Utenos kolegija ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, technologijų ir verslo mokykla sudaro sąlygas įgyti ne tik profesinį išsilavinimą, bet ir įveikti bakalauro ar magistro studijas. Daugelis baigę šią mokyklą pasilieka Ukmergėje, nes jų pasiruošimo lygis paklausus daugelyje Ukmergės įmonių. Ukmergėje veikia apie 650 įmonių. Pramonės įmonės sudaro 15%, paslaugų 73%, žemės ūkio ir miškininkystės 5%, statyba 7%. Stance Fabriken – Lietuvos ir Norvegijos įmonių grupė, dirbanti lakštinio plieno srityje. Šiuo ženklu pažymėta produkcija parduodama Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje. Įmonių grupiai priklauso Ukmergės pramonės parkas, kurio veikla nekilnojamo turto nuoma.
Dukterinė Švedijos įmonė Ukmergėje UAB Systemair gamina vėdinimo įrangą, kuri montuojama daugelio Europos šalių gyvenamosiuose namuose. Akcinė bendrovė Umega, turinti ilgalaikės tradicijas metalo apdirbimo ir gamybos iš metalo srityse. Jos padalinio Vienybės produkcija daug kartų įvertinta Lietuvos metų gaminio aukso medaliais. UAB Likmerė. Latvių įmonės Latvijas Finiers 2008 metų Ukmergėje pastatyta šiuolaikiška beržo lukšto gamykla. Tai didžiausia Latvijos investicija visoje Lietuvoje. Ukmergės baldai. Gamina aukštos kokybės baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Vieni didžiausių įmonės užsakovų – Didžioji Britanija, Švedija, Vokietija. UAB Tekstilite gaminiai gerai žinomi Europoje. Čia juos rasite su garsių firmų aukštos kokybės Talbot, Max, S. Oliver, Mariposa, Bonita etiketėmis. Ukmergėje svarbus vaidmuo tenka duonos pramoniai. Pagal senovinę duonos kepimo technologiją, tradicinės senolių receptūras, duoną ir įvairius konditerijos gaminius kepa UAB Ukmergės duona. Šios įmonės produkcija yra vertinama ne tik pirkėjų gerais atsiliepimais, bet ir oficialiais apdovanojimais įvairiuose konkursuose. Šimtametės gamybos tradicijos, patogi geografinė padėtis prie didžiųjų kelių, neriboti energijos resursai ir kvalifikuota darbo jėga. Naudodamasi šiomis palankiomis aplinkybėmis, Ukmergėje jau dabar sėkmingai veikia lietuvių, latvių, vokiečių, skandinavų, prancūzų ir kitos įmonės. Dinamiškas pramonės vystymasis numatomas ir ateityje. Ukmergė – vienas seniausių miestų Lietuvoje, kuriame gyvena vieni laimingiausių ir nuoširdžiausių žmonių Lietuvoje. Šauniausio, smagiausio, gražiausiai dainuojančio jaunimo miestas. Aš esu dėkinga šiam kraštui, kuris atvedė mane į didįjį sportą. Kviečiu atrasti iš naujo Ukmergę, pabūti čia, atvykti, investuoti ir gyventi.